patiko momentas, kada susitikime, kada klubo formate buvo žaidžiamas tiek žaidimas, tiek pinigų srauto žaidimas, tiek dėstoma tam tikra teorinė ir pereinanti į praktinę dalį informacija. Informacija, kaip valdyti savo pinigus, informacija, kokios tos būna išlaidos, kurių kitą kartą galbūt net nepastebi, kad jos natūraliai pas tave būna. Pirmą kartą, kai atėjau cash flow, nelabai žinau, ką ten darau ir ką ten veiksiu. Bet iš pat pradžių supratau, jog tai yra būtent ta vieta, kurios seniai ieškojau, kur galėčiau plėsti savo asmeninių finansų valdymo žinias. Ir apskritai tik tada sužinojau, kas yra finansinis raštingumas ir kad man to trūko. Pasąmoningai šeimoje mes galvojom, kad darom labai daug teisingų žingsnių, tačiau iki galo mes juos tiesiog nesiryždavom atlikti. Pažaidę šį žaidimą, aišku, ne vieną kartą ir ne 15 kartų daugiau, mes rasdavom labai daug dalykus, kuriuos galima pritaikyti praktikoje. To pasekoje labai daug kas keitėsi mūsų šeimos finansuose. Man labai patiko ir aš labai rekomenduoju kitiems pradžioj galbūt skaityti Roberto Kiyosakio knygas, o kai jau neužteks informacijos, kurios yra knygose, būtinai susisiekti su Jurijum, su intelektualaus fitnesų klubais ir atvykti, pasižaisti cash flow arba pinigų srauto žaidimą ir įgauti tos reikalingos informacijos, kuri bus tikrai naudinga savo, kaip asmeniui, kaip žmogui.